Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintis brolius, gailestingi, nuolankus. Neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, te pažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gerą, te ieško ramybės ir tesiveja ją. Mat Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius ir jo ausys išgirs jų maldas. Bet Viešpaties veidas prieš darančius piktą. Kasgi jums pakenks, jei stropiai darysite gerą? Bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti. Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite. Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę tinkamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukia. Tad ir jūs patys tapkite šventi visų savo elgesiu, kaip parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Kadangi aš esu jūsų viešpats, o jūs mano tauta, turite būti kaip aš. Viešpats čia pabrėžia, kad jo žmonės yra kaip jis, todėl turėtų klusniai sekti Dievo valia. Dievas yra šventas. Tokie yra ir jo žmonės. Visi esame šventi, jeigu pasiliekame tikėjime. Šventajame rašte nėra daug kalbama apie mirusiųjų šventumą. Dažniau kalbama apie šventuosius, kurie tebegyvena žemėje. Dovydas taip save apibūdina psalmėje. Apsaugok mano gyvastį, nes esu ištikimas. Ką būtų galima išversti šventas. Kiekvienas krikščionis viskuo dalyjasi su Viešpačiu Kristumi. Kadangi Kristus yra šventas, mes irgi tampame šventi, kitaip paneigtume jo šventumą. Per krikštą mes aprengiami šventumo rūbu Kristumi. Žodis šventas nurodo Dievo nuosavybę ir priklausimą jam, tapimą pašventintais. Todėl Petras teigia, dabar save pašventinkite Dievui kaip jo nuosavybę. Žiūrėkite, kad niekas neatitrauktų nuo Dievo prie pasaulio geidulių. Tik Dievui leiskite vadovauti, gyventi ir veikti jumyse. Tada jūs tampate šventi, kaip ir jis yra šventas. Suteik mums Viešpatie savo dvasios mąstyti, tikėti ir vykdyti tai, kas teisinga. Kad mes, kurie be tavęs nepajėgėme daryti gerą, tavo padedami gyventume pagal tavo valią. Meldžiame to per tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir šventąja dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.